Labą dieną. Šiandien tema suvedimų darimai, suvedimų meistrai ir nežinau kaip čia pasakyti, kažkaip paskutiniu pastaruoju laiku su suvedimininkais ir Teslom yra kažkas perbėgęs per kelią, kažkoks drakons turbūt. Šiandien teko nuvaryti vieną mašiną, tai išsiklausiau suvedimų darytoje, kaip čia viskas yra blogai, kaip čia viskas yra nepatogiai ir kaip čia viskas yra, tipo, vos ne, aš kalts, kad čia varžtai kažkaip šakėse ne taip sudėti. Tai dabar biškai parodysiu situaciją. Čia gyvai yra galinė traverso suvediminį traukį. Iš gamyklos būna varžtas tik iš tos pusės, iš centrikai abiejose pusėse, tik veržliai yra šitoj pusėje. Nes kada išsibliaun saliamblokai, to varžtą ištraukti nepaleidus traversą žemyn neina. Žodžiu, pjauni laukų, meti laukų, varžtą įkiši iš tos pusės. Ir žodžiu, vat, tai kas čia yra, jau čia yra pakeista šakė, nes Teslas taigi jau gamyba 13 metų. Tai aš nemanau, kad dar yra važinėjančių su originaliom šakėm ir su saliamblokais 13 metų Teslų. Nes tie saliamblokai iš tikrųjų tai ten, vienos revizijos yra biški geresni, kitos revizijos yra kitaip blogesni, bet jeigu paimi realiai dvi traukės, iš dviejų traukių gali padaryti vieną gerą. Bet nesmė. Esmė tame, kad va šitaip sudėtus varžtus padaryti ratų suvedimą meistrui yra iššūkis. Tai vat, nežinau, ar čia tik tais pas mumis jau Tauragėje taip atsitika, bet jau Klaipėdos rajone seniai taip viskas yra. Daro suvedimus ir ten tie ratai vis tiek neteisingai stovi. O va šiandien gyvai didžiausias pasipiktinimas iš meistro, nes va šitaip varžtai dėts yra. Tai sakau, nesakysiu, kas čia darė, bet žodžiu sakau, 80% Teslų važinėjęs būtent jau varžtais va taip sudėtais, kur veržliai yra šitoj pusėje, prie alandžerono, prie kėbulo pusės. Kokią nuomonę turit jūs? Nes čia kažkaip nebesuprantu, kur čia pasaulis sukasi, kurią nuvažiavus daryti suvedimą, tai turi turbūt pakloti kilimėlį, ten nežinau, alaus pastatyti, kokių vaišių, panų kokių nors ten, kad pašoktų, kad tas suvedimų darytojas būtų labai laimingas, kad jam reikia tą varžtą kitaip pasukti. Kur čia, kas čia atsitiko? Gal turit jūs kokią nuomonę apie tai? Yra visokių sudėtingų situacijų, tos mašinas taip sukonstruotas, toks yra darbas. Pas manęs irgi darbė yra daug visokių aspektų, kur aš gal labai nepatenkinsiu, kad man tai reikia daryti, bet aš tai darau. Tiesiog tas įkainis gal kitoks yra už tą darbą sunkesnį. Nežinau. Realiai nebėra kur suvedimų važiuoti daryti, bent Tauragėje. Nes Tesla labai nepatogi remontui. Toks video čia gavos ekspromtu. Gerai, geros dienos. Kokią savo nuomonę apie suvedimininkus ir jų darimus ten, kur nors pakomentuosit. Ačiū, iki.